koks objektyvas geriau – zoom ar fiksuoto židinio. Pakalbėsim apie tai ir sudėliosim į lentynėlės viską. Na, o tuo tarpu nepamiršk paspausti laiko, būtinai prenumeruoti, būtinai paspausti skambutį, kad nepraleis kitų video. Aišku, pakomentuoti nemažiau kaip po 3 žodelius ir pasidalint su savo draugais. Jeigu tu tokių turi, aš manau, kad tau tai nesudėtinga, o man tai iš tikrųjų malonu ir smagu, kai ateina vis daugiau ir daugiau tų, kurie nori išmokti, vis daugiau klausančių, žiūrinčių. Tikrai tai padeda ir mane motyvuoja. Taigi, kuris geresnis objektyvas, zoom ar fiksuoto židinio? Turbūt jau suprantat, kad tokio geresnis objektyvas ar blogesnis objektyvas fotografijų būti negali. Turėtumėt suprast, kad kiekvienas objektyvas atlieka savo vaidmenį fotografijoje. Ir jeigu tu paimi objektyvą ir tau tinka daryti tos nuotraukos su juo, kaip jisai piešia, kokį jis duoda detalumą, tai manau, tau tas ir yra pats geriausias. Jeigu kalbam apie kokybę, apie efektyvumą ir greičiausiai, kad darbo atlikimą, greičiau nori atlikti darbą, ar nesvarbu greitis, tai jau visai kita kalba, nes yra atitinkamos galimybės, kurias duoda objektyvas, atitinkamas efektas, kurį duoda objektyvas. Tai štai tokie dalykai, jie ateina su laiku. Kai tu pamatai kažkur, kai tau kažkas paaiškina, tu supranti, kaip tai veikia, kodėl gaunasi būtent taip, o ne kitaip. Tai štai šitie dalykai, jie mumis priverčia suprasti, kaip tai viskas veikia. Štai kokie dalykai mums duoda būtent tą supratimą, kuris geresnis tavo nuomonė objektyvas, kuris patogesnis, kuris duoda tau geresnį darbo našumą arba efektą ir nežinau, ką dar gali duoti, bet tie dalykai, jie padeda mums labai su laiku. Supratimas ateina ir mes galim rinktis vienokį ar kitokį. Taigi, dabar mes apie ką kalbam? Ar apie žmogų, kuris tik pradeda fotografuoti ir jisai nori įsigyti, ar jau jisai nori įsigyti kelionėm objektyvą, kažkur tai važiuoti, skrist, tiesiog keliauti, ar kalbam apie tą žmogų, kuris nori pradėti dirbti, nori geresnės kokybės, nori geresnio efekto. Taigi, jeigu tu tik pradedi fotografuoti ir tavo planuose yra kelionės, keliauti, važiuoti, tai aš ko gero rinkčiaus zoom objektyvą. Fotografijų yra toks terminas kintamo židinio objektyvas, būtų taip teisingiau kalbėti. Ir viskas, tokį objektyvą įsitaisėjai, amplitudė 18, 300 ir daugiau, nežinau ar tokių yra. Ir savo viskas, keliauja, važiuoja, reikia priartinai, reikia atitolinai ir džiaugiuosi tai, ką gauni. Bet jeigu profesionaliai nori dirbti, nori detalumo, aštrumo, tai ko gero reiktų ieškoti kuo mažesnės amplitudės. Ne 18, ten 300 ir 200 ar ten kažkas, bet rinktis mažesnį. Galbūt 24, pavyzdžiui, 70. Sakys, turbūt dabar eina kalba apie profesionalų objektyvą, kuris duoda mums labą rytą, kuris yra profesionalus, brangus, ar ne? Ne, kodėl nebūtinai yra ir tokių objektyvų pigesnių. Bet amplitudė išplėsta, jinai blogina kokybę. Net jeigu jis mėgėjiškas, gan pasimato aiškiai kokybė, detalumas. Todėl pagalvoti reikia apie tai, ką tu pirksi. Vėlgi, jeigu grįžtam prie to, kad mums reikalinga kelionėse, važiuot, kad užfiksuot, nežinau, miestą, užfiksuot gamtą ir tai daryt, kaip sako, pikšt į vieną pusę, į kitą pusę, be jokio ten kažkokio meninės išraiškos, tiesiog fiksuot
visą savo kelionę, kur tu buvai, ką tu veikėjai, ką tu matėjai. Tai mano nuomonė, nebrangus objektyvai tau labai gerai tinka ir tu džiaugiesi. Bet toliau galima perėti prie aukštesnio lygio zoom objektyvų, kintamo židinio objektyvų. Kai tu galvoji apie tai, kad su juo kažkur tamsesnėse vietose jau man kažkas nesigauna. O kas gali nesigauti? Dabar, kas gali nesigauti? Štai tokie objektyvai, jie vadinami tamsūs objektyvai. Jie neturi galimybės atsidaryti diafragmos gerokai daugiau, nei tai daro profesionalus. Tokį, pavyzdžiui, skaičiuką. Jeigu tu turi panašų objektyvą, apie kurį aš kalbėjau, pabandyk diafragmą atidaryti. Ir tu greičiausiai pamatysi, kad daugiausiai jis gali diafragmą atidaryti 3,5. Ties pasakius, tie skaičiukai ant objektyvo paprastai yra parašyti. 3,5, pavyzdžiui, brūkšnelis 5,6. Galbūt 4 brūkšnelis 5,6 ir kažkoks panašiai. Bet šitas mažiausias skaičius 4 arba 3,5, jisai jau pasako, kad tavo objektyvas nėra šviesus. Negana to, priartinus, tu jau gauni antrą skaičių, kuris tavo objektyvę diafragmą dar labiau uždaro. Mes patys suprantame, ne, diafragmą uždaro. Tai tas pats, kas paėmė ir prisimerkė. Reiškia, tau viskas patamsėja, kai tu prisimerkė. Tai štai objektyvė diafragma, kai jinai užsidaro, jinai tarytum užtamsina. O kai užtamsina, ką tada fotoaparatas daro? Jisai stengiasi kompensuoti. Jisai tada didina jautrumą ISO arba ilgina išlaikymą. Kai tik pailgina išlaikymą, kas atsitinka su nuotraukom? Nuotraukos pasidaro neryškios, greičiau bus sujudėjusios. Dėl ko sujudėjusios? Dėl ilgo išlaikymo. Jūs netgi turėtumėte išgirsti, kai fotoaparatas dirba. Kai fotografuoji, jūs girdite čik, 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 čik. Kai normaliai fotografuoji, prie normalaus apšvietimo, tai yra gero apšvietimo, aparatas dirba čik, čik. Nu, žodžiu, greitai. Čik, 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 ne? Tiesa, jeigu tavo fotoaparatas yra beveidrodinis, tai gali būti, kad užrakto garsas išjungtas. Ten galima įjungti arba įjungti, kad girdėtum čik, čik. Ir mano nuomonė tai yra labai svarbu, kad būtų įjungtas, kad tu girdėtum, kaip veikia, kaip dirba tavo fotoaparatas. Kai negirdi, tu net nežinai, kaip jisai veikia ir nesupranti, iš kur sujudėjusios nuotraukos. Būtent girdint tai, tu gali suprasti, kad yra per tamsu fotoaparatui. Jisai pailgino išlaikymą tau. Tai štai, kaip kas atsitinka su šitais tamsiais mėgėjiškais objektyvais. Prisiminkite, jie yra tamsūs. Jie pas juos diafragma jau yra uždaryta, galima sakyti, ir to jos daugiau atidaryti negali, ko nepasakysi, objektyvai, kurie yra šviesus. Šviesus, galima sakyti, prasideda, kai yra ant objektyvų parašyta 2,8 ir kai tu gali atverti diafragmą iki 2,8. Na, o jeigu tavo objektyvas dar su mažesniu skaičiuku, galbūt 1,8 arba 1,4, kas dažniausiai būna pas fiksuoto židinio objektyvus, tai štai tu kokią turi galimybę atverti diafragmą būtent iki šito skaičiuko. Ir su tokiu objektyvu tu gali jau fotografuoti kur kas tamsesnėse vietose. Tai kuo dabar geresnis yra fiksuoto židinio? Geresnis, jeigu taip jau kalbėt, būtent detalumu, aštrumu, skaidrumu. Bet minusas jo yra tuo, kad tu turi kaitaliot. Jeigu tu nori artinančio objektyvų, tu turi kitą dėti objektyvą. Vietoj, pavyzdžiui, fotografuoji grupelės žmonių. Kažkokia šventė vyksta. Užsidėjęs esi 24, o gal 35 fiksuoto židinio objektyvą. Ir fotografuoji. Jisai gali būti šviesus, pavyzdžiui, 1,4 diafragma. Ir fotografuoji. Bet kai tu nori priartinti arba padaryti portretą, tai
gali tekti užsidėti portretinį objektyvą, kurio yra židinio nuotolis 85 mm. O gal turi kokį, nežinau, 200 mm su 2.8 diafragma. Žodžiu, tu turi jį užsidėti, kad turėtum gražesnį foną, gražiau sulietą foną. Fotografijoje tai kalbam apie tai, kaip objektyvas piešia, kokį piešinį jisai duoda. Ir tai mums yra labai svarbu stebėti ir matyti. Kuo toliau fotografuoji pradžioj mėgėjiškai, tuo dažniau tu pastebi ir kitų fotografų nuotraukas, kuriuose matai tu kažką tokio, kas tau patinka. Ir pradedi domėtis, kaip čia taip gaunasi, kodėl taip gaunasi. Ir tu pastebi, kad su to objektyvu kažkodėl nesigauna to tokio gražaus sulieto fono. O štai su tuo objektyvu gaunasi. Kodėl pas jį gaunasi? Užsiduoti visą laiką reikia šitą klausimą. Ir tu tada pradedi suprasti, ko tau reikia. Ar tu nori kokybės, nori efekto, nori geresnio detalumo, ar tu nori tiesiog atlikti greitai darbą su vienu objektyvu, kad tau nereiktų kaitaliot, tu tiesiog zoomini, kaip sako, priartini ir viskas. Pafotkinai ir eini savo toliau. Ir visos nuotraukos tokios kaip viena. Ir žmogus ryškus, ir fonas ryškus, ir viskas aplinkui, žodžiu, ryšku. Nėra pačiame reportaže skirtingo efekto, kaip kad fonas susiliejęs, o žmogus ryškus, aštrus. Nėra tokio skaidrumo, neina jo išgaut zoom objektyvais. Tai aišku, yra mano nuomonė, bet per tokį ilgą profesionalų laiką, kaip aš fotografuoju, tai galite tiesiog pasikliaut, pasitikėti manimi, kad tikrai norint geresnio efekto, norint profesionalumo, skaidrumo, detalumo, visą laiką geriau yra fiksuoto židinio objektyvai. Bet vėlgi, tai apie ką aš čia kalbu, tai yra mano nuomonė visų pirma ir perkant reikia visada išsibandyti, pasižiūrėti, pabandyti. Dažnai pradžioje mums nesuprantama, kaip gali fotografuoti su fiksuotu židinio objektyvu. Su juogi mes tai netelpam kažkur tai, pavyzdžiui, kur nors kambarį, kažkokioj patalpoj, mums neužtenka plataus kampo ir mes tada turim keisti. Ir dažna pradeda erzint, kad reikia keisti kitą objektyvą. Tas kaitaliojimas toks, labai pavojingas. Atrodo, kad tu gali tą objektyvą išmesti iš rankų netyčia, išsprus dar kažką ir panašiai. Ir tie tokie dalykai erzina ir kitą kartą nusispjaunama. Sako, žinot ką, gal aš geriau nusipirksiu tą 24-70 su 2,8 ir fotografuosiu ir nesuksiu galvos, iš šunis tą klientą, tai jam patiks ar nepatiks, nuotraukos neblogos, visai neblogai gaunasi, emocijos yra ir viskas gerai. Po kurio laiko gali būti, kad, sakysi, kažkaip tai sumažėjo klientų, kažkas ne taip. Taigi apie tai reikia pagalvoti visą laiką, ar mes galim tobulėti, ar mes galim gauti kažkokį geresnį efektą fotografuoti, o kaip tau patogu ar nepatogu, tai turbūt turėtų būti antraeilis dalykas. Mes visi visą laiką norim bet ką fotografuodami, kad gaut tiek emociją, tiek kažką gamtos gražaus tokio, kad nuotrauka kalbėtų, kad joje kažkas atsispindėtų tokio, jog žiūrovas pamatęs, pažiūrės, sakytų, vau, kaip faina, kaip gražu, kaip puikiai gavosi ir panašiai. Ir štai pasirinktas tinkamas mums objektyvas, jisai tikrai padeda padaryti nuotrauką gražesnė, įdomesnė. Todėl prieš rinkdamasis visą laiką pagalvok apie tai, ką tu renkiesi ir ką tu nori gauti. Bet prieš tai būtinai turi išsibandyti. Prieš tai būtinai turi pasižiūrėti galbūt savo mylimiausių fotografų darbus, kokios nuotraukos pas jį gaunasi ir sužinot, kokią optiką jisai naudoja.
Ir jeigu tau tikrai jo patinka nuotraukos, tu žinai kokią optiką, tada belieka tik išbandyti kažkur ir žiūrėti, ar gaunasi tau taip pat, kaip gaunasi tau mylimam fotografui. Taigi tokie dalykai atrodo paprasti, bet geras pasirinkimas visų pirmiausia duoda džiaugsmą ir malonumą dirbti su geru objektyvu. Antra, tu turi galimybę išgauti tikrai gerus, puikius efektus, nes objektyvas turi galimybę atverti diafragmą, duoti aštrumą, duoti skaidrumą nuotraukai. Tai štai, mėlėjai, pagalvokit apie tai. Ir jeigu tau svarbu yra, tu visą laiką gali kreiptis. Aš padedu mokiniams išsirinkti tiek objektyvą, tiek fotoaparatą, kad iš tikrųjų tu suprastum, ką tu renkiesi, ką tas ar kitas objektyvas duoda, kokį efektą duoda, kokios galimybės yra ir taip toliau ir panašiai. Tai štai, o jeigu nori išmokti fotografuoti daugiau, išmokti fotografuoti gerai, suprast, kaip tai veikia, tai galima mokytis pas mane 2 būdais, tai savarankiškai arba individualiai. Savarankiškai 10 temų video formate, nuoroda yra po šio video, gali įsigijęs mokytis pats. Niekas nesimaišo, įjungiai, žiūri, klausai ir darai. Svarbu turėti fotoaparatą šalia savęs ir bandai, darai, reguliuoji, taip kaip sakoma, kad suprastum, kaip tai veikia. Mano nuomonė, tai yra labai patogus būdas mokytis, nes gali mokytis kada nori, kiek nori ir būdamas kur nori. Tai yra, mano nuomonė, labai patogu. Individualiai jau mes mokomės kartu su tavim, su mokiniu. Kai nieks netrukdo mums, jokie kiti mokiniai netrukdo, tik tai tu gali klaust, taip pat tau atsakoma bus, kad suprastum iki galo, kad išsiaiškytumė ir tu nesigėdintum klaust dėl kitų aplinkinių mokinių, jeigu kažko nesupratai iš 1, 2, 3 ar 5 karto. Taigi nuoroda taip pat yra po šio video, būtinai pasižiūrėk, kad galėtum suprast, pasirinkt, paskaityti informacijos, apie ką kalba eina, kokios yra temos. Tai yra viso 12 akademinių valandų, susitinkam 6 kartus. Taigi visai kitas lygis, tai yra profesionalumo lygis, kai tu baigęs gali eiti, darbuotis, mokytis toliau iš savo praktikos ir turėti papildomas pajamas. Na vat, mėlyje, tikiuosi, kad lengvesnis bus pasirinkimas, kokį objektyvą rinkti, zoom ar fiksuoto židinio. Taigi taip bus paprasčiau. Na ir kągi, pabaigai, vėlgi, primenu, nepamiršk, jeigu tau tiko ir patiko, laikas, būtinai prenumeracija, būtinai paspausk skambutį, kad nepraleisk kitų video. Aišku, būtinai pakomentuok, tai labai svarbu. YouTube'as tai myli, o ir man smagu, kai galiu atsakyti į tavo klausimus. Todėl klausk, nebijok ir aš pasitengsiu atsakyti. Ir pasidalink. Jeigu žinai, kas nori mokytis, išmokti fotografijos, būtinai pasidalink su juo. Kągi, aš atsisveikinu iki sekančio karto ir visiems iki.